Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, nors jau 2006 metais pradėjome kalbėti apie bendrosios energetikos politikos būtinumą, kiekvienai ES valstybei pačiai tenka atsakomybė užsitikrinti saugų energijos tiekimą. Tačiau pačios ES išlikimui būtinas valstybių narių solidarumas. ES nedelsiant turi priimti veiksmingus įstatymus, kurie padėtų įveikti energetikos tiekimo krizės arba jų išvengti. Komisija siūlo ES energijos tiekimo užtikrinimo ir solidarumo veiksmų planą, kurių viena svarbiausia krypčių yra infrastruktūrų kūrimas ir energijos šaltinių diversifikavimas. Džiaugiuosi, kad prie infrastruktūros projektų turinčių tapti ES energetikos saugumo prioritetais priskiriamas ir valstybių aplink Baltijos jūrą jungčių planas, leisantis panaikinti iki šiol ES egzistuojančias nesaugias energetinės salas. Prašau komisijos visokiojopos paramos statant Lietuvos-Švedijos elektros jungtį bei Lietuvos-Lenkijos elektros tiltą. Čia dėja taip pat reikia politinės valios. O grįžtant prie ES pamatinio principo solidarumo ir jo taikymo energetikos srityje, tai iškyla daug abejonių dėl šio principo ateities. Svarstome trečiąjį energetikos paketą skirtą ES elektros ir dujų vidaus rinkos sukūrimui su energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra. O tuo pačiu metu Vokietija ir Rusija steigia Rusijos ir Vokietijos energetikos agentūrą. Kaip tai derinasi su ES valstybių narių solidarumu, bendra energetikos politika, energetiniu saugumu?